Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai, 26 skyriaus. Man čia karšta. Berniukas nusiėmė kepurę. Parodyk knygutę. Moteris, paėmusi kepurę, nurengė berniukui megztuką ir padavė naują spalvinimo knygelę. Norėsi spalvint? Ne, atsakė rimtai ir paaiškino. Mašinoj labai juda, nenoriu sugadinti, aš tik pažiūrėsiu. Vaikis tylėdamas vertė lapą po lapo. Jo įsielektrinę plaukai linksminosi, stumdami vienas kitą, ir moteris paglostė dar saldžią vaikystę kvepiančią galvelę. Šitą spalvinsiu pirmą, bakstelėjo pirštu į piešinį vidury knygelės, kuriame buvo pavaizduotas futbolininkas, spiriantis kamuolį į vartus. O kodėl pradėsi nuo vidurio? Nes futbolistas panašiausias į Justą. Gerai, moteris tylomis linktelėjo. O kur dabar Justas? Nenustygo berniukas. Jis keliauja su savo angelu. Skaudžiai krūptelėjo antakiai, liūdesio šešėlis perbėgo moters veidu. Tuomet sunkus žvilgsnis nusileido į grindis. O močiutė sakė, kad Justas pats pavirto angelu ir žiūrės į mus iš aukštai. Moteris pasislinkusi arčiau berniuko apkabino jį per pečius. Angelas Justuką saugojo žemėje ir bus kartu, kol jį lydės kelionėje iki žvaigždžių. Vėl paglostė jo plaukus ir tyliai ištarė, ko nepaprašė. Kelias netrumpas, jei norėsi pasnausti, įsitaisyk patogiai atsirėmęs į mane. Jie skris net iki žvaigždžių? Atrodė, kad berniukas neišgirdo apie miegą ir išplėtęs akis atsisuko į moterį. Jie galės jas paliesti? Jie skris aukščiau. Angelas savo sparnais palies žvaigždes, parodys Justukui, kokie minkšti debesis. Po to jie kils į kitokį pasaulį. Ten yra surinktos visos žemės ir dangaus spalvos. Be to groja stebuklinga kamertonų muzika. O kas yra kamertonai? Patekau į spastus. Kaip čia tau paaiškinti? Inteligentė pažvelgė kažkur į viršų ir vos pastebimai šyptelėjo, tikėdamasi, kad pavyko nukreipti kalbą nuo Justuko temos, sudominusios daugiau mikroautobuso keleivių, tarp jų ir Zitą. Tai toks muzikos prietaisas, panašus į raidę U, tik siauresnis ir truputį ilgesnis. Iš smiliaus ir nykščio sudėjo formą panašią į dvidantę šakutę. Va toks. Kai į jį suduodi, jis virpa, taip sukurdamas labai gražius garsus. Tai čia tas, kur pas tave darbe, ant pianino padėtas? Tas pats, susijuokė nudžiugusi moteris. Rytą aš tau parnešiu, galėsi pats išbandyti, kaip veikia, gerai? Gerai, tik nepamiršk. Atsakė tokia intonacija, kad tapo visiškai aišku, jei pamirš, garantuotai bus priminta. O jie ten bus vieni? Kas tokie? Justas su angelu, tam kitam pasaulyje. Šviesiaplaukė atsiduso, supratusi, jog tema visgi nebaigta, ir patogiau įsitaisiusi pasiruošė ilgesniam pokalbiui. Jie nebus vieni, ten gyvena daugybė sielų. Berniukas įkvėpė ruošdamasis užduoti kitą rūpimą klausimą, bet nespėjus jo ištarti, moteris pasakojo toliau. Kai žmogaus kūnas užmiega visam laikui, jo dalis, kurią žemėje vadiname siela, skrieja ilsėtis į labai gražias vietas. Tose vietose gyvena galybė jų šeimų. Jos myli visus atvykusius ir vienos kitas, todėl Justukui bus viskas gerai. Ten yra balto minkšto smėlio pliažas, gėlėtos pievos, drugeliai, šiltas vėjelis, viskas, kas geriausia. Ir močiutės blynai su kremu? Žinoma. Justas juos mėgsta. O man patinka pieno kokteilis su braškėm. Tikiuosi, jo ten irgi yra. Berniukas susimastė. Tylėjo visi, jau supratę, kur yra Justukas. Močiutė, palingavusi galvą, išsitraukė iš savo rankovės nosinę, nusišluosčiusi akis įsikišo atgal. Zita užsispoksojo į savo basutę, mėgindama nukreipti mintis į tai, kad šiandien šis apavas netinkamas, bet mintis vis grįžo prie berniuko. Turbūt tai pirmosios laidotuvės jo gyvenime. Ir iki šiol jam niekas nebuvo aiškinęs, kas atsitinka su kūnu mirus.
O išties, ką ji pati žino apie gyvenimo pabaigą ar kitus pasaulius? Juk net dabar elgėsi kaip beprotė, sėdėdama mikroautobuse, pasisakiusi vien Sigiui, jog išjudėjo ieškoti vietos, kurią matė sapne. Juk tai pati didžiausia kvailystė. O Justas grįš? Berniuko klausimas buvo tiesus ir netikėtas. Zitai pasidarė smalsu, kaip išsisuks moteris, tačiau ši, tarsi būtų absoliučiai tikra, tvirtai atsakė: Aišku, kad grįš. Tokie kaip Justukas visada grįžta. Nežinia, kiek jis ten užtruks, bet kai tik užsinorės, galės sugrįžti. Tai jeigu mane būtų numušus tą mašiną, kai vėžinausi paspirtuku, dabar aš būčiau skridęs su savo angelu? Štai! Zita prisiminė, kur matė šį berniuką. Prisiminė, kaip kažkoks galiūnas išgelbėjo mažių, kaip pačiai pasidarė negera stovint prie šviesoforo. Vibruodamas suskambo mobilusis. Zita pamačiusi ekranėlėje žodį mama, kaip mat išjungė garsą. Juk to neįvyko, prabilo moteris. Prisimeni, kaip tavo tėtis sakė, kad tas dėdė, kuris tave išgelbėjo, ir yra tavo angelas sargas, nes jo niekur nepavyksta rasti. O tu juk žinai, kad tavo tėtis moka ieškoti žmonių. Bet jeigu aš būčiau užmigęs visam laikui. Suraukęs antakius, reikalaujančių žvilgsnių, berniukas neabejotinai laukia atsakymo į konkretų klausimą. Gerai, moteris linktelėjo. Jeigu tu būtum užmigęs, jau būtum aukštai, todėl galėtum pasitikti mane, kai ten atskrisčiau. Parodytum, kur močiutės blynai ar kur plikyti pyragėliai. Aš juos labai mėgstu. Supažindintum su naujais draugais, o man iškart pasidarytų drąsu. Tai dabar mus galės pasitikti Justas? Pasitikslino šviesiaplaukis. Moteris linktelėjo vėl. Gerai, bet aš nesuprantu, kodėl sielos grįžta į žemę, jeigu joms ten gerai. Paaiškinsiu. Kartais žmogus nori ko nors išmokti ir dėl to turi daug dirbti. Kartais nori nuotykių, todėl lipa į kalnus ar mokosi nardyti giliai vandenyje. Taip ir sielos. Ieškodamos nuotykių arba norėdamos ko nors išmokti, atskrenda į žemę kaip į mokyklą. Aišku, yra tokių, kurios savo nameliuose gyvena ilgai, net nežiūrėdamos į žemės pusę. Bet turiu tau pasakyti, kai ką labai svarbaus. Į žemę atskrenda tik pačios drąsiausios sielos. Berniukas nusišypsojo, ištiesė pečius, tarytum net paaugo sėdynėje, tačiau tyla tęsiasi neilgai. O kaip atrodo sielos? Moteris vėl žvilgterėjo aukštyn, kur būna sutūpusios kūrybos mūzos. Jos kaip šviečiančios apvalios saulutės ir gali pačios pasirinkti, kokios nori būti spalvos. Aš noriu būti mėlynas, o tu? O aš auksinė. Moteris nusijuokė ir lengviau atsiduso, tikėdamasi, jog į sunkiausius žemės gyventojo klausimus jau atsakyta, bet klydo. O sielos turi namus? Taip, pilnu pasitikėjimo balsu patvirtino šviesiaplaukė. Sielos turi savo namučius. Jos gyvena miestuose ir kaimuose. Vienų šeimos didžiulės, o kitų mažesnės. Jų tūkstančiai. Jos daug juokiasi, kalbasi, svajoja, skraido vienos pas kitas į svečius. Moteris pažiūrėjo į berniuką, jis kaip ir Zita bei kiti keleiviai įdėmiai klausėsi. Jos net susitarė, kuomet sugrįžti į žemę, todėl dažniausiai grįžta šeimomis. Ne čia gyvena kartu, tik pasikeičia vaidmenimis. Tėtis gali tapti sūnumi, o sūnus tėčiu. Įsivaizduoji, kaip būtų įdomu, jeigu tu būtum tėtis savo mamai. Berniukas sukikeno. Jo šviesus juokas visiems mikroautobuso keleiviams sukėlė palengvėjimo šypsenas. Po neilgos tylos apklausa tęsėsi. O yra blogų sielų? Susirūpino šviesiaplaukis. Skaitė Ema Rodvel.